Ir aš prašau tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti Jolantos butą. 1, 2, 3. Tu stovi prie įėjimo į butą durų. Matau duris, širdelę ant durų. Ir aš duodu komandą. Per visą buto perimetras suformuoja lazerinis narvas kalėjimas. 1, 2, 3. Yra. Ir kai suskaičiuoju iki 3, narvas pradeda spaustis, trauktis, sutraukdamas į save visus interferentus, visus portalus. Stovi virtuviai. Arachnoidas narve. Su kuriuo turim. Turim vieną. Ir po sūkurio atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir jis išeina perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Demoniškos struktūros atstovas. Negaliu dar nuskaityti jo statuso. Ir drakonas. 3 interferentai. Dar kažkas yra. Džinas. Džinas. Slaptas. Džinas kaip visad bando žaisti slėpinių. Gerai, virš demoniškos struktūros atstovo narvo atsiranda skaičius hercais, parodantis jo lygį. 1, 2, 3. 14. Demonas. Ne, demonas. Gerai, arachnoidas. Kiek laiko tu randies šitam bute? Jis perduoda 4 metai, 5 mėnesiai. Ką spėjai nuveikti per tuos 4 metus? Jis įrodo, tiesiog energija maitinasi. Kad savo palikuonis augino. Palikuonių kiaušinėlių dar yra bute. Yra ant lubų miegamajam, kur dvigulė lova ir spintos su veidrodžiu. Gerai, arachnoidas, aš tau duodu komandą, išeini iš narvo ir surinki viskas, kas yra tavo šitame bute. Surinkęs viską, grįžti atgal į narvą. Jis išbėga. Bėga pradžioje tą kambarį, kur sakiau, tas miegamasis. Nuo lubų nusiema. Nuo lovos. Kurios lovos? Dvigulė lova, matau, su kambarį, kur stalas, spinta. Ten miega, nežinau, ar Jolanta. Po to nubėgo į vonią. Mėgstama vieta, kur dušo vieta. Kitą kambarį vėl nubėgo, jis labai greit laksto. Grįžo. Gerai. Demonas, kiek laiko tu randies šituose namuose? Stebi tave. Demonas, aš neturiu laiko čia su tavim žaidimų. Arba kalbė, arba aš įjungiu tuo į ugninę pentagramą. Kodėl tu taip iš karto? Todėl, kad tu gaišini mane. Mm. Kiek laiko randies šituose namuose? Aš užsuku, ateinu iš tos namus. Gerai, kiek namuose yra portalų? 2. Gerai, jeigu tu juos parodysi, aš tau atiduosiu negatyvą šito buto. Sutarėm? Sutarėm. Gerai, kur yra pirmas portalas? Jisai rodo koridorius. Matai jį? Jo, šiek tiek toliau negu įėjimas. Tiesiog, kur išsiskaido kambariai. Didelis portalas. Gerai, ir po to portalą atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Ir portalas išeina į perdirbimą į švarę energiją. Fantomas tuo pačiu portalu. Kartu su portalu išeina ir jo fantomas. Nepalieka nieko. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Kur O antras? kita rodo ir kitam kambarį.
priėjus į po kairę, kur dvigulė lova miegama. Ties spinta, kur dideli veidrodžiai. Ir po šito portalo atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir portalas su savo fantomu išeina į perdirbimą, į švarę dievišką energiją. 1, 2, 3. Še Uždarom, atspauduojam, panaikinam. atlikta. Gerai, demonas išeini iš narvo ir susirenki visus savo daiktus, artefaktus, ką esi palikęs šitame bute. Ir po to grįžti į narvą atgal. Nes eina į vonią. Kur dušas. Kažkas, tokia panašiai. Jau vieną kartą mačiau, bet čia kažkokia kitos kaip užuolaidas savo buvo uždėjęs. Demonas, kokia paskirtis tų užuolaidų? Energijai surinkti. Jūs einat praustis į dušą. Ir tipo, Nuplauti savo energijas. neigiamas sukurtas. energijas tu surinki. Taip. Supratau. Toliau darbuokis. Kažkurioj vietoj dabar žiūriu čia lik koridoriui. Kaip stovinti pakaba, berods, pakaba striukiam. Jis nuo ten nuima kažkoks jo, irgi kaip kaupiklis nuo rūbų energijos. Kažkoks kaip strypas, tiesiog, jis vaizduo kaip stovi nuo grindų. Stovinti tokia pakaba ir tiesiog jinai tokį strypą patalpinta. Ir ten jis kaip sukaupė tą energiją. Jis tai grįžo. Gerai. Nors Demonas- tai dar rodo į katinuką. Katinuką mes dar valysim jo. Duosiu komandą, tai surinkti viską ir iš katinuko paskui. Gerai, demonas, dar vienas klausimas. Tu į biolauką įeidavai, Jolantos, ar kitų gyventojų? Kitas demonas įėjęs buvo. Kitas demonas, mes jį išvalėm jau. Gerai, drakonas. Kiek laiko tu randys šituose namuose? 5 metai 6 mėnesiai. Koksai drakonas pas mus čia? Mėlynas. Nelabai ryškiai spalvos savo rodo. Mėlynas. Ir tu matai aiškiai ir ryškiai drakono spalvą. 1, 2, 3. Mėlynas. Mėlynas drakonas, ką tu veiki šitose namuose? Energija maitinuosi. Kaip ir visi čia esantis. Na tai, tik joms reikia skirtingų energijų. Dar kažkokį poveikį darai šio butų gyventojams? Jisai vaiko kambarį pagrindę būna. Ten su žaidimais susietas. Kompiuteriniais žaidimais. Matau Drakonas į vaiko... plokštės kambarį ant lubų jo. Drakonas į vaiko biolauką lindai. Taip. Lindai. Jisai yra, matau jo ir vaiko biolauke. Nu, bet mes jį pagavom šį kartą bute. Tai į biolauką vaiko nelabai galės grįžti. Bet galim mes duoti jam komandą ištraukti tai, ką jis paliko tam biolauke. Kaip savo įrenginį. Na, bet čia bus kišimasis į vaiką šiaip jau. Lindimas į vaiko biolauką. Jolantos leidimo reikia. Ne, jisai jau pilnametis. Nepilnametis, vyresnis. Ir 16, supratau. Taip. Kaip ir jo sutikimo tada reikėtų. Jo.
Gerai, drakonas tada. Išeini iš narvo, susirinki visus savo daiktus, visus savo plokštės, viską, ką esi palikęs šituose namuose. Ir grįžti į narvą. Jis išėjo vaiko kambarį, nusirenka plokštės nuo lubų. Žinai, jisai pasiėmė nuo trečiosios akies savo plokštę. Iš vaiko? Taip. Šaunuolis. Ir neprašomas. Jisai grįžo į narvą. Suprato, kad vis tiek kada nors reikės nusiimti. Gerai. Džinas, kiek tu laiko randiesi šituose namuose? 2 metai mėnuo. Kaip atėjai į šios namus ir su kokiu tikslu? Jisai perduoda informaciją minčių formomis, jisai rodo kažkoks daiktas, kurį Jolanta parsinešė, pirktas daiktas. Kaip buteliukas kažkoks. Su gražiu pirkiniu. Nu jo, auksinis džinas pas mus. Auksinis džinas. Tai vat ir matau kažkokį buteliuką. Lyg kvepalai ar kažkokia dėžutė, nežinau, kaip auksinis kamštelis. Viskas, kas blizga, džinams patinka. Jisai šypsosi. Joms žmonės taip pat patinka auksas spalva. Patinka kai kuriems, taip. Ir ką tu, kaip sakant, kokį poveikį darai šitų namų gyventojams? Norus pildžiau. Norus pildė. Ir kuo jie atsidėkodavo tau už norų pildymą? Jie neatsidėkodavo, aš tiesiog pasiimdavau. Tu mainais pasiimdavai jų energiją. Visur egzistuoja energijos mainai. Nu, vieni mainosi energijomis, kiti tik tai vagėjas. Aš norus pildžiau. Supratau, džinas. Kad nevoktum toliau, kaip sakant, neimtum gyventojų energijos, mes tave išprašysim iš šitų namų. O dabar, kaip sakant, tau nereikia išeiti iš narvų, surink viską, ką esi palikęs šituose namuose savo. Nepalieki nieko. Jis pritraukia savo dulkes. Iš vonios kažkas eina. Tos dulkės jau. Lentynėlę kažkokią matau. Nu, pabarstęs jisai tų dulkių. Visą butą išbarstęs. Daugiau, vat, kažkur lentynėlę, tik lyg prie virtuvės berods. Ar miegamąja, vonioja. Viskas. Pasiėmė viską. Gerai, tada mes dabar užsiimsime katytės valymu. Ir panašu, kad demonas ten kažką jau yra palikęs. Gerai, kai suskaičiuoju iki 3, prieš tave atsiranda katytės Otela subtilioji kopija. 1, 2, 3. Matau, jinai tupi. Otelas stovi prieš mus. Jinai Sveika, kojytės purto. sveika, Otela. Mes atėjom tau padėti ir išvalyti tave. Jinai perduoda mintimis, kad nelaukia mūsų. Matai, ką nors jos biolaukia? Jo, matau batukus ant kojyčių. Ir jinai man purto tas kojytės. Demonas, tai tavo batukai? Gražus batukai. Kodėl jūs mėgstat žaisti su tais gyvūnėliais? Visokių prisigalvoja, tai kepuraitės, tai batukai. O kam nepatinka žaidimai? Ir kokia batukų paskirtis? Taugi katiniškos energijos nereikia. Katinai taip pat turi raudonos spalvos energiją. Tai vis dėlto reikia, renkate energijas.
Žinoma. Tai batukų paskirtis kokia buvo, rinkti energiją ar dar kažką tai darė? Laikyti tose vibracijose ir energijos rinkti. Ką tu turi omeny laikyti tose vibracijose, tai katytė būdavo nervinga ar kaip? Nervinga. Tiesiog jinai jausdavo tokį kaip sunkumą kojytėse ir nepatogumą ir tiesiog jai negera. Gerai, demonas išeini iš narvo ir nurenki savo batukus ir jeigu dar kažką ten turi, palikis katytis biolauke ir grįžti atgal į narvą. Pasiėmė jis tos batukus. Ir nuo kakliuko kažką nuėmė, toks kaip šniūrelis plonas. Grįžo. Tiesiog to šniūrelio nesimatė per jos tą energetinį kailiuką. Ir aš įjungiu Otelos vidinę baltą šviesą ir jei šita balta šviesa išmuša iš savęs viską, kas negatyvų, patogeniškai ir svetima jos biolauke. Šviesa teka, užlieja energijos, išeina ir formuojasi priešais Otelos į kamuolį. Išstūmė ką nors Otelo? Jo, jinai užsimerkė ir čiaudėdama tiesiog išstūmė iš savęs. Kamuoliukas išėjo tamsios energijos. Gerai, atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir šitas kamuolys išeina perdirbimui į pirminę šviesią energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, ir į viršugalvį Otela pradeda tekėti reikiamas jai kiekis katiniškos energijos. 1, 2, 3. Srautas teka, užpildome, sustipriname, pradeda tekėti visus reikiamus spalvos, sustiprėja srautų gale. Teka energijos, raudona energija. Kitų spalvų. Atlikta. Katytės vibracijų dažnis pakyla iki jai komfortiško lygio, kyla vibracijos. Atlikta. Gerai, ir papildomai duodame jai reikalingą kiekį gydomosios energijos. Teka papildoma gydomoji energija. Atlikta. Jinai kojytes laižyti pradėjo. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu palankiausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta, jinai murkia. Ir kaip Otela jautiesi? Gal turi kokį nors pageidavimą? Jinai perduoda, jinai džiaugiasi, kad namai švarūs. Bet jinai perduoda ir nerimą dėl kito namie esančio. Dėl Jolantos sūnaus. Bet jinai sako, kad jinai saugos jį. Gerai, Otela, tu būsi šitų namų šeimininkė ir saugok visus gyventojus juose. Jinai sako, kad saugos. Gerai, ir grąžiname subtiliai Otelos kopiją į jos sistemą, biorobotas siela. 1, 2, 3. Ir jis sinchronizuojasi, harmonizuojasi visose lygmenyse. Atlikta. Dabar surinksim tada negatyvą ir kai suskaičiuosiu iki 3, iš viso būtų iš kiekvieno kampo, sienos, durų, grindų ir lubų pradeda išeiti visas negatyvis ir patogeninis energijos, kurios čia susikopė nuo būtų pastatymo momento. 1, 2, 3. Energijos gijos nusitėsi į narvo kalėjimą ir formuojasi į 2 kamuolius. Į vieną iš jų eina kosminė energija, į kitą žemų vibracijų, emocijų, minčių ir jausmų energija. 1, 2, 3. Yra. Ir po kosminės energijos kamuolio atsiveria portalas į galaktikos branduolį ir kamuolys iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Žemų vibracijų energijos kamuolys keliauja demonai. Jis pasičiupo jį. Mėgaujasi. Gerai, susitarimas yra susitarimas.
Tada paleisim būtybės. Arachnoidas pasirengęs išeiti. Taip, jis pasirengęs. Tu daugiau šituose namuose nepasirodysi. Ir atsidaro portalas viršuje ir arachnoidas pasima viską savo, ką susirinko ir išeina į savo egzistavimo dažnių plotmę. Jis išbėgo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Drakonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Ir aš prašau, duosi savo drakonų žodį, kad daugiau šituose namuose, iš šitos namus negrįši. Duodu drakono žodį. Atsidaro portalas viršuje ir drakonas pasima viską savo, ką susirinko ir išeina į savo egzistavimo plotmę. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Džinas pasirengęs išeiti. Džinas pasirengęs. Gerai, tu daugiau nebegrįžti į šitos namus. Šitos ne. Ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir Džinas pasima viską savo, ką susirinko ir išeina į savo egzistavimo plotmę. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Tu daugiau šios namus negrįžti, supratai? Iš šios ne. Atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį. Ir demonas pasima viską savo, ką susirinko ir išeina į savo egzistavimo plotmę. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam, uždedam ugninę pentagramą. Atlikta. Gerai. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir narvas kalėjimas iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Dabar uždėsim buto apsaugą, kad niekas daugiau negrįžtų. Gerai. Visas sienas, langus, duris dengiame storų raudonos sieros sluoksniu, auksinėmis plokštėmis ir jos tampa nematomomis. Atlikta. Tas pačias vietas sienas, langus, duris padengia. Atsinaujina automatiškai. Atlikta. Gerai, viską atlikom, išeinam iš buto, kai suskaičiuosiu iki 3, pakilk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Šviet.